Labadiena, mano vardas Tomas Laurinavičius ir šiandieną norėčiau pakalbėti apie meno psichologiją. Mūsų pirmo susitikimo metu tiesiog norėčiau užduoti klausimą, kas yra tas menas, kaip jis yra suvokiamas, kaip jis yra suprantamas. Psichologijai galima išskirti dvi pagrindinės kryptis, kaip yra suvokiamas menas, žinoma, priklausomai nuo meno objekto. Tai pirmi meno objektai, visai nesvarbu, ar tai yra paveikslai, ar tai yra kinas, ar tai yra teatras, tai yra tie, kurie veikia mus per pojūčius, kuriuos mes galim labai aiškiai ir tiksliai suprasti. Tai dažniausiai yra realistinis menas, kuris atvaizduoja kažkokias mūsų aplinkos detalės, realybės, kažkokius dalykus, veiksmus. Pavyzdžiui, realistinis kinas, realistiniai dailės kūriniai, kur tiesiog mes pojūčių pagalba matom, girdim ir tos pojūčius fiksuojam. Kada mes fiksuojam tos pojūčius, mes juos įsisąmoninam, suvokiam, kad ateina mūsų suvokimas, mes apmastom, kokiai galbūt tai galėtų priklausyti koncepcijai meno ir tada po to mąstymo jau kaip tokio mes priėmėm kažkokį, išgyvenam kažkokią vienokią arba kitokią emociją. Kai kada to suvokimo tokio gilaus jo ir nėra, tiesiog iš pojūčio ateina iš karto suvokimas ir tada tokio apmąstymo tos fazės nėra, bet ateina tas jausmas, toksai pozityvus pergyvenimas. Ir tai labai natūralu, kada mes žiūrim, pavyzdžiui, kokį nors trilerį arba žiūrim kokį nors veiksmo filmą, tai svarbiausiai tie pojūčiai, kurie atsiranda, visą laiką keičiasi vaizdas, jisai vienas, antras veiksmas, neilgiau 7 sekundžių užtrunka vienas, daleiskim, filmavimo kažkoksai kadras. Ir tada mes visada įjungia savo pojūčius, visą laiką esam patyrime, visada esam kažkokio dinamika. Tai čia yra vienas meno suvokimas, kuris priklauso nuo meno objekto. Antras psichologinis aspektas, kuris galėtų, arba antras psichologinio pažinimo variantas, tai yra, kada mes pamatom meno kūrinį, bet jisai nesukelia mums kažkokių pojūčių, mes net pažįstam kažkokios realybės, bet mes atpažįstam kažkokius požymius. Į tos požymius atkreipia dėmesį, mes mąstydami suvokiam, kad jisai priklauso kažkokiai koncepcijai. Pavyzdžiui, jeigu ten labai ryškios spalvos, mes galim įtarti, kad tai yra fauvizmas, jeigu ten yra labai minimalistiniai, kažkokie linijos, ten pastelinės spalvos, mes galime įtarti, kad tai yra minimalizmas. Ir tada tas ateina toks suvokimo lygmenį džiaugsmas, kad aš atpažinau, kas tai yra per stilius ir tada aš galiu fiksuoti tai. Tai yra daugiausiai būdinga vienam arba kitam konceptualiam menui, kur pagrindinė mintis yra ne kažkokius sukelti požiūrius, bet daugiau sukelti kažkokias mintis, kurios ir pažadins tą vadinamą pažinimo džiaugsmą. Kitaip sakant, jeigu taip apibendrinant, iš principo yra dvi meno kryptis, tai tos, kurios ateina pojūčiai, ten gali būti minimalus apmąstymas ir emocijos, ir antras gali būti tas vadinamas gilus suvokimas, apmąstymas ir po to kažkokios tokios daugiau pažintinės emocijos. Tai dabar, kada jūs žiūrėsit meno objektus arba meno reiškinius vienokius arba kitokius, pabandykit pagalvoti, kokiu būdu jūs jį pažįstat. Ar tai yra daugiau per pojūčius, jums tiesiog gražu arba atvirkščiai šlykštu, tai stebėti nemalonu, ir tai jums sukelia emocijos, ar daugiau jūs bandote suvokti, suprast, apmąstyti meno kūrinį ir tada pajuntat vienokias arba kitokias emocijas. Tai šitoje vietoje mūsų pirmasis susitikimas baigėsi, susitiksim vėliau ir kalbėsim apie kitus svarbius dalykus. Sekančių susitikimo metu mes kalbėsim apie tai, kaip menininkas ateina į meną, kaip jisai tampa menininku, kokie yra etapai jo gyvenime. Tai gerai, iki sekančių susitikimų, sėkmės jums visiems, iki.